Gerbiama Viktorija, ar netaisyklinga laikysena yra signalas tėvams sunerimti? Taip, iš tiesų, vos tik pastebėjus pirmosius požymius netaisyklingos laikysenos, kai tėva pastebi, kad vaikas galbūt ne tik sėdi netaisyklingai, bet ir einant jo laikysena nėra tokia kaip įprastai, kaip turėtų būti. Tėvai turėtų nedelsiant iš tikrųjų pasikonsultuoti su ortopedu, su gydytoju arba taip pat galima ir su kineziterapeutu, su žmogumi, kuris išmanydamas galėtų atlikti tam tikrus testus, įvertinti, tarkim, galbūt atsiradusi kažkokį raumenų disbalansą, įvertinti tą skausmo sindromą ir nustatyti, kokių reikia gydymo priemonių. Galbūt pakaks mankštų, galbūt reikės papildomai dar kažkokių masažų, tam, kad koreguoti tą netaisyklingą laikyseną. Galbūt per mažas taip pat vaikų ir fizinis aktyvumas kartais turi įtakos. Kokia, sakykit, prašau, yra netaisyklingos laikysenos prevencija? Iš tiesų, pagrindinis būdas galbūt tai yra stebėti vaikus ir būtent stebėti to jų gyvenimo periodu, kai jų stuburas yra linkęs augti, tai būtent kai vaikai, tarkim, pradeda eiti į mokyklą 6-8 metų, mergaitėm šiek tiek anksčiau gali prasidėti nuo 4 ir tiesiog reikėtų irgi, kaip minėjau, su specialistu, su ortopedu, kineziterapeutu pasitikrinti bent porą kartų per metus, kad tiesiog tėvai žinotų, ar jų vaikai tiesiog taisyklingai sėdi ar neturi kažkokių besiformuojančios ydingos laikysenos požymių. Taip pat antras galbūt etapas metų, kai yra jiems paauglystė, kai pabaigoje jau pradeda baigti, sakyčiau, formuotis tas stuburas, tai yra jų paauglystė nuo 11 iki 16 metų, taip pat yra tas amžius, kai vaikai taip pat turėtų būti vedami pasitikrinti bent porą kartų, o kitų metų tarpsnių tiesiog vieną kartą per metus, manau, tikrai pakanka patikrinti vaikus. Vaikas kuprinasi. Ar jau galima sakyti, kad pavėlavome? Ne, iš tiesų, kuprinimasis tai rodo, kad vaiko raumenys yra tiesiog silpni. Kaip dauguma ir tėvų, tarkim, galbūt yra girdėję, kad nuo sunkių kuprinių vaikų pečiai tiesiog pasvyra į priekį, tai būtent rodo, kad yra silpna pečių juosta, silpni pečių juostos raumenys, silpni nugaros raumenys, sutrumpėja krūtinės ir vaikas tiesiog raumenys nesugeba išlaikyti kūno normalioje pozicijoje, nesugeba vaikas išsitiesti ir nešti tam tikro, tarkim, svorio. Taip pat kuprinimasis gali, tarkim, atsirasti irgi nuo netaisyklingo sėdėjimo, jeigu vaikas galbūt nemato gerai arba jo suolas yra nepatogiai, galbūt jisai sėdi, tarkim, už vaiko, kuris prieš jį sėdėdamas yra tiesiog aukštesnis ir jis nuolat turi būti kažkaip pasisukęs, tai irgi gali turėti įtakos. Tai vėlgi nėra per vėlu, bet kuo anksčiau pastebėsime, kad vaikas kuprinasi ar netaisyklingai sėdi, kuo anksčiau nuvesime pasitikrinti, kuo anksčiau imsimės priemonių, tai to geresnį rezultatą pasieksime. Ar tiesa, kad netaisyklinga laikysena nulėmė ir prastus mokymosi rezultatus? Taip, tai labai dažnai turi įtakos, todėl kad kartais ne vien netaisyklinga laikysena yra problema, bet vaikas skundžiasi, kad jam skauda, jis negali, tarkim, gerai išsimiegoti, galbūt naktį tada būna mažiau žvalus. Taip pat nuo netaisyklingos laikysenos labai dažnai sutrinka ir normali raumenų trofika, sutrinka kraujotaka. Mažiau deguonies patenka tiek į plaučius, į diafragmą, tiesiog į galvos smegenis ir vaikui yra sunkiau susikaupti, sunkiau galbūt atlikti kažkokias užduotis, kurios yra paskirtos, netokie geri rezultatai yra. Ačiū, miela Viktorija, už pokalbį. Prašau.